Sveiki, čia kažką reikėtų pakomentuoti dėl Vaido. Šitokios batalijos vyksta, bet norėčiau, kad patys pagalvotumėte apie praėjusį laiką ir kiek čia, pavyzdžiui, pas mane YouTube'ai, kiek pamišėlių buvo, kiek pamišėliškų komentarų garbinančių tą būtybių, kaip jisai įvairiose situacijose rodė, kad jis nepatikimas, kad jis melagis, kad jisai net savo biografijos nežino. Šiandien įdomiausia padariau iškarpas iš jo naujausių foto. Tai pirmą kartą pastebėjau, kad jo kairė akis yra tiesiog aukščiau dešinės ir kairė veido pusė kaip suplota, tai labai aiškiai yra kaukolės deformacija. Tai iš viso įsivaizduokit, jeigu gimsta vaikas deformuotas, toksai jisai ten blogai vystosi. Tai jis gal net ne į mokyklą ėjo atsilikusių vaikų, jau ir į darželio grupę atsilikusių vaikų, gal iš karto augo internate. Mesgi nežinom, jis absoliučiai neturi jokios biografijos. Šiaip normalus žmogus bent jau žino, kur jisai mokyklą baigė, tai jisai nieko apie save nežino. O po to jūs sukišėte ten visus pinigus, stebitės, kaip jisai elgesi. Jeigu jisai pastoviai taip apmulkina žmonės ir toliau eina per gyvenimą ir jis toliau tą darys ir dabar jis tebedaro. Mokėkit už Patreoną. Aišku, baisiai įdomu, ką jisai ten loja ant profesoriaus Vaitkaus. Tai visi susimoka ir pasižiūri, ką jisai loja ant profesoriaus. Tai čia toks ir yra žaidimas. Ir pagalvokite, kam naudinga šitaip, kad būtų lojama ant visų iš eilės. Tai čia tik tai konservatorių šaikai baisiai naudinga, nors jisai visus apdergė, kas tik tai jo nuomonė susijęs su Landsbergiu, su konservatoriais, bet lojimas ant tų pačių opozicionierių naudingas tik tai konservatoriams. Tai žmonės niekaip nesusimasto, ant ko jisai loja, ką jisai išloja ir kodėl tas snukis toksai suplotas ir deformuotas.